Tai gerai, o kalbant apie Lietuvą, mes turėjom Smetonos režimą, Latvijoje Ulmanis buvo, Estijoje Pacas, Lenkijoje Pilsudskis. Šie režimus galima vadinti diktatūriniais? Galima. Bet turbūt, taip nevadino, pas mus vadino kaip tik, kad čia kaip išlaisvino, šiaip realiai Smetona buvo... Smetona iš tų visų turbūt trijų, jisai turbūt yra mažiausiai linkęs pagal charakterį, pagal išsilavinimą, pagal politinės praktikas. Smetona turbūt iš jūsų paminėtų 4 žmonių yra turbūt mažiausiai linkęs įsakinėti, ypatingai su amžiumi, jam tas praeina, tas vėlyvasis Smetona. Smetona yra tipiškas klasikinis, galima sakyti, rytų aukštaitis ir dar tokio, moteris gal neįsižeis, moteriško, švelnaus, moteriško, tokio aksominio charakterio. Smetonas niekas nėra girdėję pakėlus balso, apšaukiant karininkus ar ministrus ar kažką. Jisai visada tyliai, ta prasme, toks užkulisinis žaidėjas stengdavosi būti. Smetona nelabai mėgo ir pirmosios, jis norėjo būti, bet pats niekada nesiveržė labai į priekį. Tas jį daro tokį specifinį, kaip profesorius Truska yra pavadinęs Smetoną tokį aksominių diktatorių. Pilsudskis priešingai, Pilsudskis aišku kitas išsilavinimas. Smetona teisininkas, Pilsudskis karininkas, plus jis pasiekia aukščiausią, tampa pirmuoju Lenkijos maršalu, todėl jisai rėkia. Jis gali duoti karininkui antausį ir nekartas yra taip. Kai kas net kalba, kad net yra žudęs politinius oponentus savo, žodžiu, kurie jau jį priveda prie to, kad jis negali jo pakęsti ir matyti. Ten keletas yra dingę Lenkų karininkų, buvo aršiai prieš Pilsudskį. Smetona kitokio plano žmogus. Tai vertinant dabar iš istorinės perspektyvos, Smetonos režimui atsiradus Lietuva pradėjo klestėti, ar kaip tik ristis žemyn? Čia klausimas, kokiu aspektu žiūrėsime. Jeigu mes žiūrėsime per ekonominį, finansinį, prizmę, tai taip, jo. Paprastas dalykas, jeigu mes žiūrėsime į gyventojų santaupas, kaip auga Lietuvos bankuose gyventojų privačios lėšos santaupas, tai mes pamatysime labai ryškų šuolį, tas šuolis prasideda maždaug praėjus metams po perversmo, 27 metų pabaigoje ir 28-29 metai, kaip tos didžiosios pasaulinės krizės, kurie ateina iš Amerikos į Europą, į Lietuvą jinai ateina pavėluota, apie 32-33 metus ta krizė, tai gyventojų santaupos labai ryškiai auga. Keičiasi iš viso, keičiasi valdymo stilius. Kaunas yra sulietuvinamas. Jūs žinote, jūs kaunietis, mielas, iki kada Kauno miesto savivaldybėje posėdžiai vyko rusų kalba? Iki 27 metų rugsėjo mėnesio. Iki 1927 metų rugsėjo mėnesio Kauno miesto savivaldybėje posėdžiai vyko rusų kalba. Todėl, kad didelės įtakingos miesto tautinės mažumos lietuviškai nemokėjo nei žydai, nei lenkai, nei jo labiau Kauno rusai. Ir todėl, kadangi rusiškai visi mokėjo, kauniečiai geriau ar blogiau, bet mokėjo. Todėl posėdžiai vyko. Ir tik tai po perversmo, po perversmo praėjus, kada perversmas įvyko 26 gruodį, tai reiškia po perversmo praslinkus rugsėjais, kiek čia 9 mėnesiams, 10 mėnesių, galų galiai yra susizgribta, kad valstybės sostiniai, kuri vadinasi Lietuvos Respublika, tas miestas yra Kaunas, posėdžiai kažkodėl vyksta rusų kalba. Beje, šitą klausimą Smetona į raštą parašė ir iškėlė, jūs irgi nepatikėsite, kas Kauno senas, senbuvis kaunietis rusas. Iškėlė šitą klausimą, kodėl Lietuvos Respublikoje laikinoje sostinėje posėdžiai vyksta, kad tą klausimą reikia, keisti. Smetona, kad tuomet autoritarinis prezidentas, persiunčiamas yra raštas premjerui Valdemarui ir išeina, potvarkis, kad 27 metų spalio įsakoma tvarka posėdžiai turi vykti lietuviškai. Kas kaip moka, kaip nemoka dabar, išmoks. Jūs manat, po 2 metų tie posėdžiai puikiai vyko lietuviškai. Bet tam reikėjo ko? Reikėjo sprendti. Aišku, kažkas turėjo pastebėti, atkreipti dėmesį ir kažkas turėjo priimti sprendimą.
atrodytų paprasta. Bet kai to nėra, pasirodo, valstybė gali egzistuoti 9 metus, o kalbos nėra. Dabar taip reflektuojant apie įvairius istorinius periodus Lietuvoje, neatrodo taip, kad turbūt Lietuvai labiau sekėsi per tuos autoritarinius režimus, arba bent jau kai buvo kažkoks žmogus, kuris, tarkim, netrodė, kad autoritarinis režimas, bet valdė panašiai. Turim Smetoną, prie net ir Grybauskaitė, pavyzdžiui, kai buvo, tai tokia tvirta ranka, lyg tai viskas čia buvo sustiguota, lyg tai buvo tvarka. Brazauskas, kai buvo irgi, kaip pasakė Brazauskas, reiškia, taip turi būti ir viskas. Nėra jokių klausimų. O dabar, kai neturim kažkokių tokių iškelesnių asmenybių, toks chaosėlis Lietuvoje. Jo, ko gero labai gaila, bet ko gero jūs esate visiškai teisus. Su apgailestavimu turiu visiškai pripažinti, kad ko gero taip ir yra, nes tos asmenybės, žinote, asmenybė, jeigu jinai yra asmenybė, jinai dažniausia, turi daugybę pliusų ir minusų. Asmenybė, manyčiau, niekada nesusideda vien tik iš kažkokių tai pliusų. Žodžiu, yra du poliai, kad kažkas galėtų, vykti, taip kad tos asmenybės, jūsų visus paminėtas labai taikliai Smetona, Brazauskas, Grybauskaitė, tai be jokios abejonės yra asmenybės ir jos visiškai nesikuklina parodyti, kad jos yra asmenybės. Pasakyti, kaip turi būti, kada mes šiandien turime situaciją 21 amžiaus pradžioje, ne tik Lietuvoje, bet manyčiau visoje Europos Sąjungoje, kada asmenybės yra, jos yra išnykusios, jos praktiškai yra atsidūrusios, kad jas reikia rašyti raudonąją knygą, tada mes turime, kad Europos Sąjunga praktiškai šiandien, aš nekalbu apie Lietuvą sąmoningai, pabrėžiu, kad turėjom geležinę leidį, pavyzdžiui, praktiškai yra tokioje padėty, kad jos dabar absoliučiai, jinai, su ją beveik niekas nebendrauja, arba jinai nieko nesveria. Matėte, tik buvo Europos didžiųjų priėmimas Vašingtone, iš tiesų sėdi prezidentas, autoritarinio valdymo modelio, sakykime, ne autoritaras, bet jis tiesiog naudoja autoritarinius valdymo instrumentus. Ir prieš jį ten sėdi 8 ar 9 kėdės, kur sėdi, žodžiu, taip kaip klasėje mokinukai, kur. Tai rodo situaciją, kas nutinka ne tik valstybėms, bet čia Europos Sąjunga. Valstybių sąjunga, kas nutinka ištisai valstybių sąjungai su 500 milijardo gyventojų, jinai praktiškai praranda subjektiškumą, kaip tokį tarptautiniuose santykiuose ir tai yra, manau, didelė problema Europos, kurios nepavyks išspręsti per metus ar kitus. Man netgi taip atrodo, tarkim, praėjus 50 metų, ar čia kurį nors apskritai pavardę politiko atsimins, net kalbant ne tik Lietuvos, Europos Sąjungos mastu, nes anksčiau tai mes turime vien pavardžių tokių, ten geležinį ledį, Margaret Thatcher, atrodo, ją vadino taip. Taip. Dar ten keli tokie. Miteranas, Kolis, tai tie visi žmonės, kurie, kada įvyko tas didysis lūžis Europoje, kada šaltasis karas baigėsi, galima sakyti, asmenybės pradėjo šaltąjį karą ir asmenybės užbaigė šaltąjį karą, bet po šaltojo karo pabaigos iš esmės asmenybės Europoje, tapo kaip ir išnyko. Jos išnyko, aišku, ne iš karto, manyčiau, jos išnyko struktūrizuojantis Europos Sąjungai, nes Europos Sąjungoje valdžią paėmė ne kažkokia tai politinė tauta, bet paėmė biurokratiją. O biurokratijoje mes puikiai žinome, biurokratijoje ilgiausiai išgyvena ne asmenybės, o tie, kurie turi labai lankstų stuburą ir labai lankščiai prisitaiko. Tai yra biurokratijos išskirtinis bruožas.